pražysiu šaka, jei manyje ištirps pasąmonės ledai, slogių prisiminimų ugnys užges. Jei nematoma ranka, liūdnas mintis ištrins, iššauks nauji sparnai, jei meilės balsą gilų Dievas išgirs. Gal nelobis tau esu, ne iliuzijų sala, bet mes jaučiame abu. Mano Dievas tik žmogus, melancholiškom akim, aš norėčiau jo vardu tavo meilę ištirti. Kai mes liekame vieni įkaitusiam ore, aš pakeliu mintis, keli bereikšmiai žodžiai išduoda jausmus. Tau sakau visai ne tai, ką vidumi jaučiu, meluodamas raustu, o ko bijau netekti, pats prarandu. Gal nelobis tau esu, ne iliuzijų sala, bet mes jaučiame abu šviesą tunelio gale. Mano Dievas tik žmogus, melancholiškom akim, aš norėčiau jo vardu tavo meilę ištirti. Kaip tu manai, ar Alanas dainavo čia apie savo merginą ar apie jausmus jai? Žinai, mano širdžiai atrodo, kad jeigu dainuoja širdies, tai nelabai svarbu kam. Visiškai teisingai sakė. Labas vakaras, mėly ponios ir ponai. Sveiki visi LNK televizijos žiūrovai. Galiu pažadėti, kad šiandieną jūs išgirsit ne vieną tikrai jaudinančią ir gražią dainą, nes jūsų laukia ypatingas vakaras. Sveiki visi, labai malonu žinoti, kad kai tu užlipi ant scenos su tokia gražia mergina kaip Inga, tai scena pradeda švitėti visa ir net jūsų veidai nušvinta nuo mūsų charizmos. Mes tokie faini, paplokit mums iš tikrųjų. Bet dar maloniau žinoti, kad netrukus ant scenos pasirodys tikros šio vakaro žvaigždės 15 merginų. Aš jums prižadu, kad 2 valandas jūs negalėsite atsitraukti nuo televizorių ekrano, nes šį vakarą mes rinksime gražiausią Lietuvos merginą. Dėmesio! Aš skelbiu Miss Lietuva 2007 finalą pradėtų. Tiesą sakant, įsivaizduoju, kaip jaudinasi visos 15 pretendenčių į karūną. Karūna tai viena, gal norėtum būti viena iš jų? A? Bet vėl nuoširdžiai sakau, man visai neblogai šalia tavęs tokio pasitempusi. Ačiū! Ačiū. Net 2 metus Miss Lietuvos karūna gulėjo saugiai užrakinta saugykloje. Ir šiandieną mes išrinksim jai teisėtą šeimininkę, kad ji pagaliau rastų savo namus. Galima pagalvoti, kad Lietuvoje nebeliko gražių merginų. Lietuvoje yra labai daug gražių merginų. Kaip mes žinom, lietuvės moteris yra šiek tiek gražesnės negu lietuviai vyrai. Juokauju. Ir netrukus mes įsitikinsim tuo, mes pamatysime, kaip renkama yra gražiausia lietuvaitė. Po 2 metų pertraukos mes išrinksim Miss Lietuva 2007 metai. Taigi, mėlieji, pasitikite visas 15 pretendenčių į Miss Lietuva 2007 karūną.
The future, 1,000 million possibilities. Is my destiny. Tiesą sakant, sunku suprasti, kodėl tik viena karūna, jų turėtų būti šiaip jau 15, man atrodo, jos visos vertos karūnos. Ai, tai gal ir gerai, kad tavęs nėra tarp komisijos narių, su kuriais visai netrukus mes jūs supažindinsime. Mūsų komisija sudaro 10 autoritetingų savo srities specialistų ir labai gerai šalyje žinomų žmonių. Bet svarbu pasakyti, kad, mėly žiūrovai, komisija šį vakarą esate ir jūs, nes jūs renkate savo emis publiką. Ta padaryti labai paprasta. Jums reikia skambinti telefonu 1672. Skambinti arba balsuoti trumpąją SMS žinutę, kurios laukelėje. Labai svarbu tai įsidėmėti. Turite rašyti 2 ženklį jums patikusios merginos numerį. Kitaip tariant, jeigu jūsų favoritės numeris 5, laukelėje rašote 05. Jūs renkate savo mis publiką. Dabar mes pradėsim susipažinimo procedūrą. Tai labai svarbus momentas. Būkit akylus ir akylius. Stebėkite visas 15 merginų. Pradėsim nuo pirmų 5. Dėmesio į ekraną. Pirmoji Aistė Zenkevičiūtė, 22 metų kaunietė, 1,78 cm ūgio. Dabar dirba drabužių salono vadove. Aistė vadina save ekstremalių pojūčių mėgėja. Beje, šiai drąsiai ir sportiškai merginai grožio konkursai ne naujiena. Konkurse Miss laikinoji sostinė 2004 Aistė laimėjo Miss foto titulą. Numeris 1 Aistė Zenkevičiūtė. Sveiki, esu Aistė. Manau, kad žmogus laimingiausias ne tada, kai yra gražus, turtingas ar žinomas, bet tada, kai jis yra sveikas ir tarp mylimų žmonių. To ir linkiu visiems, būti tokiems laimingiams. O taip pat gerų emocijų šį vakarą. Ačiū. Antroji Deimantė Jaruševičiūtė, 20-metė alytiškė. Dabar Kauno kolegijoje studijuoja populiariąją teisę. 1,80 m mergina 11 metų žaidė rankinį, todėl puikiai pažįsta pergalės skonį. Konkurse Miss Lietuva 2007 Deimantė taip pat pasiryžusi nugalėti. Pažiūrėsime, ar tai jai pavyks. Numeris 2 Deimantė Jaruševičiūtė. Labas vakaras, esu Deimantė. Labai pasitikiu savo jėgomis ir prisipažinsiu, šį vakarą noriu laimėti. Bet irgi tai yra blogai, jeigu esu tokia atvira. Gerą vakarą visiems, ačiū. Trečioji Julija Vežauskaitė, 21 klaipėdietė, 1,68 cm ūgio. Šiaulių kolegijoje neakivaizdžiai studijuoja prekybos vadybą. Tačiau Julija svajoja apie kino režisierės arba aktorės karjerą. O mėgstamiausias jos vaidmuo – Džiuljeta iš Šekspyro dramos Romeo ir Džiuljeta. Numeris 3 Julija Vežauskaitė. Labas vakaras, mano vardas yra Julija. Aš iš visos širdies trokštu, kad vaikų akise niekada nežibėtų ašaros. Nes pati puikiai žinau, ką reiškia augti be tėčio ir mamos. Ačiū. Ketvirtoji Ksenija Lomakina, 22 metų kaunietė, 1,72 cm ūgio. Ksenija Kauno technologijos universiteto studentė. Miss laikinoji sostinė 2001 ji laimėjo Miss publikos titulą, o Miss Lietuva 2002 buvo pripažinta pirmąją vicemis. Galbūt Ksenija šį kartą pasipuoš Miss Lietuva karūna. Numeris 4 Ksenija Lomakina. Labas vakaras.
Aš Ksenija. Man didžiulė garbė šį vakarą dalyvauti konkurse Miss Lietuva 2007. Įsivaizduoju savo gyvenimą be karūnos, tačiau neįsivaizduoju savo gyvenimo be mylimų žmonių. Visiems linkiu gerą vakarą. Ačiū. Penktoji Rūta Gajauskaitė. 18-metė kaunietė. Moksleivė. 1,76 cm ūgio. Rūta profesionali čiuožėja. 2006 metų Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionė. Rūta svajoja kada nors drauge su Povilu Vanagu ir Margarita Drobesko dalyvauti projekte Liepsnojantis ledas. Numeris 5. Rūta Gajauskaitė. Labas vakaras, esu Rūta Gajauskaitė. Iš tikrųjų, jeigu žinočiau, kad svajonės išsipildo, labiausiai norėčiau, kad mama ir tėtis būtų kartu, kad šeimos nesiskirtų. Ir dar noriu pasveikinti savo mamą su gimtadieniu. Mama, myliu tave. Pamatėme pirmąjį finalininkių penketuką, o dabar pasiruoškit pamatyti ir įvertinti dar 5 mūsų merginas. Dėmesio į ekraną. Šeštoji Justina Mazaratį. 17-metė Vilnietė. Moksleivė. 1,66 cm ūgio. Justina mėgsta važinėtis riedlente ir svajoja tapti architekte. Justina tvirtina, jog jai sunku nustygti vietoje. Galbūt čia kaltas ir pietietiškas temperamentas, mat Justinos senelis italas. Numeris 6. Justina Mazaratį. Labas vakaras. Aš esu Justina Mazaratį. Manau, kad žmogus yra iš tiesų gražus, kai graži yra jo siela. Linkiu Jums gražaus ir malonaus vakaro. Ačiū. Septintoji Eglė Urbonavičiūtė. 20-metė klaipėdietė. 1,74 cm ūgio. Dabar Eglė Vilniaus dailės akademijoje studijuoja architektūrą. Eglė domisi drabužių modeliavimu ir tapyba. Būsimoji architektė svajoja pagražinti sostinę ir pirmiausia norėtų pakeisti Vilniaus Lukiškių aikštę. Numeris 7. Eglė Urbonavičiūtė. Labas vakaras, esu Eglė, stengiuosi visur ieškoti grožio. Ir žinoma, mokausi pati jį kurti. Gero vakaro visiems. Ačiū. Aštuntoji Erika Drulytė. 20-metė kaunietė. 1,72 cm ūgio. Erika Kauno technologijos universiteto informatikos inžinerijos studentė. Erika labai myli gyvūnus, jais rūpinasi ir svajoja kada nors įsteigti globos namus benamiams gyvūnams. Galbūt Miss Lietuva karūna padės jai daryti gerus darbus. Numeris 8. Erika Drulytė. Labas vakaras visiems čia susirinkusiems. Gyvenime visą laiką nesigręžioju atgal ir stengiuosi gyventi šią dieną. Tai va noriu pasakyti, kad labai myliu savo tėvelius ir pasakyti jums visiems čia esantiems didelį ačiū. Devintoji Kornelija Pintverytė. 17-metė klaipėdietė. Moksleivė. 1,78 cm ūgio. Grakščios eisenos Kornelija mokėsi garsiajame Klaipėdos žuvėdros kolektyve, kuriame iššoko 6 metus. Ji išbandė ir modelio darbą.
Baigusi mokyklą, Kornelija žada studijuoti socialinius mokslus arba psichologiją. Numeris 9. Kornelija Pintverytė. Labas vakaras, esu Kornelija. Esu čia, nes tikiu grožio gale. Manau, kad kiekvienas žmogus yra gražus tiek išorė, tiek vidumi. Ačiū. Dešimtoji Milda Vaškelytė, 22 Vilnietė. 1,75 cm ūgio Milda 7 metus žaidė krepšinį. Milda Vilniaus pedagoginėme universitete studijuoja geografiją. Baigusi mokslus, ji norėtų dirbti turizmo versle ir pakeliauti po pasaulį. Beje, Milda svajoja ir apie kino aktorės karjerą. Numeris 10. Milda Vaškelytė. Labas vakaras, aš esu Milda. Lietuvių mitologijoje Milda meilės deivė. Todėl šį vakarą norėčiau Jums palinkėti ir visą gyvenimą būti mylimiems ir daug mylėti visus kitus. Gero vakaro. Ačiū. Susipažinom su 10 vieną už kitą gražesnių merginų. Reiktų susipažinti ir su likusiomis. Dėmesio į ekraną. 11. Jurgita Jurkutė, 22 metų plungiškė, 1,77 cm ūgio. Nuo 15 metų dirba modeliu. Dabar Jurga Vilniaus universitete studijuoja socialinį darbą. Baigusi mokslus, norėtų dirbti šioje srityje, o jos svajonė – padėti be tėvų augantiems vaikams vėl grįžti į šeimas. Numeris 11. Jurga Jurkutė. Labas vakaras, aš Jurgita. Esu čia, nes einu paskui savo svajones. O juk žmonės sako, kad būtent svajonės žmogui suteikia sparnus. Turėkite sparnus ir jūs, bent po vieną mažą svajonę savo širdyje. Ačiū. Dvyliktoji Dovilė Juškevičiūtė, 20-metė Marijampolietė, 1,76 cm ūgio. Marijampolės kolegijoje Dovilė studijuoja dailę. Dovilė tvirtina, jog jai nuolat trūksta veiklos, todėl ji žada imtis renginių organizavimo. Galbūt kada nors Dovilė padės rengti ir Miss Lietuva konkursą. Numeris 12. Dovilė Juškevičiūtė. Labas vakaras, esu Dovilė Juškevičiūtė. Nors esu iš tų neramių žmonių, kurie gyvenime siekia išbandyti viską, savo darbus imuosi ir atlieku nuoširdžiai. Tikiuosi, jūs šį vakarą taip pajausite. Gero vakaro, ačiū. Tryliktoji Edita Milinauskaitė, 21 metų šiaulietė, 1,78 cm ūgio. Edita studijuoja Šiaulių universitete lietuvių filologiją. Baigusi mokslus, Edita svajoja dirbti populiariame žurnale arba atidaryti savo grožio saloną. Numeris 13. Edita Milinauskaitė. Labas vakaras, esu Edita. Man prireikia labai daug drąsos užlipti ant šios scenos. Todėl šį vakarą labai džiaugiuosi, kad esu su jumis. Gražaus visiems vakaro. Ačiū. Keturioliktoji Justė Juozapaitytė, 17-metė moksleivė iš Palangos, 1,82 cm ūgio. Baigusi mokyklą, Justė svajoja tapti architekte arba interjero dizainerė, o galbūt imtis fotografijos. Esu užsispyrusi ir atkakli, todėl pasieksiu savo tikslų, tvirtina Justė.
Numeris 14. Justė Juozapaitytė. Labas vakaras, esu Justė. Mano svajonė yra gauti Miss Lietuva karūną. Kartais svajonės neįsipildo todėl, kad jų niekam nepasakai. Tikiuosi šiandien bus kitaip. Ačiū. Pamatėme jau 14 pretendenčių į šių metų Miss Lietuvos karūną ir šis kelias į šią sceną joms nebuvo tikrai toks paprastas, kaip galėtų atrodyti, nes net 2 mėnesius realybės šou Grožio mokykla jos kovėsi, jos mokėsi grožio meno ir stengiasi įrodyti, kad jos vertos čia stovėti. Daugiau nei 1000 merginų norėjo būti jų vietoje, bet pavyko žinoma tik pačiom geriausiom. Jūs man paaiškinkit, aš žiūrėjau kiekvieną Grožio mokyklos laidą, įsirašydavau, peržiūrinėdavau kiaurai. Pusę savo gyvenimo aš tai dariau. Ir aš nepastebėjau ten tos merginos, kurią mes turim šiandien. Kas toji 15 mergaitė ir kaip jinai čia atsirado? Aš drįsiu savo šiokį tokį netaktą, esu tikras vyras, nes labai pastovus. Tikrai, čia yra 15 merginų ir ta 15 mergina jau įrodė, kad ji turi pilną teisę stovėti šioje scenoje ir būti lygiai kartu su visom kitom finalininkėm, todėl kad ji iškovojo šiais metais Miss Laikinoji sostinė 2007 karūną. Susipažinkim su ją, dėmesio į ekraną. 15. Greta Kazlaitė. 25 metų kaunietė, kilusi iš Kazlų Rūdos. 1,75 cm ūgio. Greta dirba Kauno miesto savivaldybėje. Ji viešųjų ryšių specialistė. Jai geriau viską išbandyti savo kailiu. Ko gero todėl ji nutarė dalyvauti ir konkurse Miss Laikinoji sostinė 2007. Ir nugalėjo. Numeris 15. Greta Kazlaitė. Labas vakaras, mano vardas Greta. Manau, tik gražūs, protingi ir išsilavinę žmonės yra mūsų šalies ateitis. Todėl šiandien aš stoviu scenoje tik tai dėl to, kad tai įrodyčiau. Gero visiems vakaro. Ačiū. Dėkojame visoms 15 merginų, susipažinot su visomis ir galbūt jūs jau dabar matote Miss Lietuva 2007, tada jūs galbūt norėtumėte išrinkti ir Miss Publiką. Jūs galite tai daryti tiesiogiai balsuodami. Taip, jūs renkate Miss Publiką, nepamirškit to, stebėkit labai atidžiai, tai daryti labai paprasta. Telefono numeriu 1672 jūs turite skambinti arba siūsti trumpasias SMS žinutės, bet SMS laukelyje parašykite 2-ženklį jums patikusios merginos numerį. Dėkojame merginoms. Ačiū. O dabar susipažinkime su tais, kurie šį vakarą yra labai svarbus. Kuriems šį vakarą teko sunkiausia užduotis. Tai Inga ir Algis. Jokauju. Aš iš tikrųjų kalbu apie žiūri komisiją. Taigi, pradėsime nuo pono pirmininko. Mikrochirurgas, vienas garsiausių plastikos chirurgų, Kęstutis Vitkus. Šalia jo sėdi aktorė, viena gražiausių Lietuvos moterų, Gražina Baikštytė. Ją iš dešinės fotomenininkų sąjungos pirmininkas, nacionalinės premijos laureatas Antanas Sutkus. Mano kolega, aktorius, renginių vedėjas, Mažojo teatro aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis. Televizijos prodiuseris, turintis ilgametę patirtį rengiant grožio konkursus ir ne tik, ne Audriau? Audrius Giržadas. Madų dizainerė, mano mylimiausia dizainerė Lietuvoje ir pasaulyje, Ramunė Piekautaitė. Televizijos prodiuseris ir vienas iš serialo Nekviesta meilė kūrėjų Rolandas Skaisgiris. Aktorė, muzikos ir teatro akademijos dėstytoja Adrija Čepaitė. Sportinių šokių treneris Ronaldas Kirvelis.
Ir dar viena komisijos narė, nuo kurios sunku atitraukti akis, tai Miss Lietuva 2004 Agnė Maliaukaitė. O mano pareiga šį vakarą visiems televizijos žiūrovam dar kartą priminti, kad jūs renkate savo Miss publiką, kurią labai paprasta padaryti. Reikia skambinti telefonu 1672 arba siūsti SMS žinutę. Bet nepamirškit, kad būtina parašyti dviženklį jums patikusios merginos numerį. O dabar štai matau jau atėjo mano grupė, konkurėžiukai ir aš einu padainuosiu. Man rods, tu nevark. Ne, rimtai? Tu nepasitikė mano jėgom? Jūs galite necenzūriškai reikštis. Tu manai, kad aš nemoku dainuoti? Aš esu įrodęs, kad aš Aš moku manau, dainuoti. ne jūsų reikalas. Gerai, gal tegul dainuoja vis dėlto Mantas ir Electric Ladies. Kai į dangų pažiūrėjau, skaisčią saulę pastebėjau, nukabinti panorėjau ir parneš greičiau skubėjau. Tau ją dovanot, kad ji šviestų tik tau, mieloji. Kol yra drąsos, kad sunku nepagalvojau, tai tik pradžia, keliauju kalnuose ir rankose, tau saulę nešiu, suklupsiu, sudegsiu, bet saulės neišmesiu, kol gyvas stengsiuos parnešt, parnešt. Kai iš ryto atsikėliau, saulė dar šalia gulėjo, taip norėjau, kad neužgestų, bet jau nebespindėjo. Pagailėjau jos ir į dangų gražin skubėjau, kol yra drąsos pakabinti atgal reikėjo. Tai tik pradžia, keliauju kalnuose ir rankose į dangų, saulę nešiu, suklupsiu, sudegsiu, bet saulės neišmesiu, kol gyvas stengsiuos parnešt. Tai tik pradžia, keliauju kalnuose ir rankose į dangų, saulę nešiu, suklupsiu, sudegsiu, bet saulės neišmesiu, kol gyvas
Gal ir neblogai, kad dainavo vis dėlto Mantas ir Electric Ladies, o ne aš, ar netiesa? Taip, dabar mes padarysim šiokią tokią pertraukėlę, bet noriu dar priminti gerbėmiems žiūrovams, kad jūs galite rinkti visą šį laiką jums patinkančią merginą, taip mes išsiaiškinsim, kasgi taps Miss Publika, o turbūt daugam įdomu, kur nuėjo Inga. Inga nuėjo meruotis bikinio. Tai reiškia, kad po reklamos mūsų laukia pats karščiausias bikinio konkursas. Likit su Lanka. Sveiki, dar kartą mes tęsime šio vakaro Miss Lietuva 2007 rinkimus. Liko šiek tiek daugiau nei valanda, kai išaiškės, kas yra ta mergina. O dabar konkursas, kuris sukelia daugiausiai, kartais net nelabai sveiko smalsumo, bet visą tai yra normalu. Taigi. Kaip tau tas karštis, Algi? Neblogai. Dabar nebejotinai, turbūt laukiamiausia vyriškos auditorijos dalies rungtis - bikinio konkursas.
sakyčiau, karšta. Kaip komisijos nariai jaučiasi? Sukaitę? Nenorėčiau Svarbu būti jūsų komisijai vietoje. priminti, kad jie nepailsiauti čia susirinko ir visai netrukus jiems teks priimti patį svarbiausią šį vakarą sprendimą. Na, o kaip balsuoja žiūrovai, jūs galite dabar matyti savo ekranuose ir tuos rezultatus įtakoti, pakeisti ir balsuoti už savo favoritę. Priminsiu, jūs skambinate telefonu 1672 ir balsuojate už jums labiausiai patinkančią merginą dviženklių skaičių. Tarkim, jeigu jums patinka numeris 1, jūs parašote, jūs suspaudžiate 01. Taip pat galite siųsti SMS su atitinkamom taisyklėm. Taip pat dviženklis skaičius jūsų jums patikusios merginoms. Balsuokite už jums labiausiai patikusią merginą ir jau po valandos mes sužinosim, ar jūsų ir komisijos nuomonė sutampa. O dabar, gerbėmėjai televizijos žiūrovai ir čia esantis žiūri komisijos nariai ir brangų žiūrovai, 2 mėnesius jūs galite stebėti, kaip merginos ruošiasi sekančiam konkursui grožio mokykloje, ko mokas ir kaip joms sekėsi laikyti egzaminus. Dėmesio į ekraną, merginos, labai jums ačiū. Pirmoji Aistė Zenkevičiūtė, 22 metų kaunietė. Man šokis iš tikrųjų tai išraiškos tokia forma, atsipalaidavimas irgi. Kiekvienas šokis tai tiesiog išraiška mano, tai aš nevertinu, ar gerai buvo, ar blogai. Tai vat būtent norėdama įveikti savo baimę, pajusti kažką ekstremalaus, tai dėl to ir pasirinkau pitoną. Antroji Deimantė Jaruševičiūtė, 20-metė alytiškė. Nuo mažų dienų, nuo darželio pradėjau greičiau piešti ir tapyti, negu rašyti. O man, kaip sakykime, būna labai gera nuotaika, ten gali išreikšti kažkokius tai jausmus. Geriausias būna vertinimas, kaip man pačiai patinka. Ir, sakykime, jeigu kažkam parodau, ir būna draugų įvertinimas, kad ten yra gražu, ten yra super. Traukimės, sakykime, ten tas menas, nebūtinai ten tapimas, ten ir visokie, ten kaip ir šokiai, kaip ir muzika, viskas kažkaip susipilėta. Trečioji Julija Vežauskaitė, 21 klaipėdietė. Aš šiaip esu gabi daugam. Galiu ir dainuoti, galiu ir pašokti, galiu ir suvaidinti. Patinka ir piešti, patinka ir, kaip matot, ir patinka ir kurti. Kai žmogus žiūri į jį ir kai tu matai, kad jis tą papuošalą dėvi vos ne diena iš dienos, yra malonu žiūrėti. Būna, kad įsiduri, būna, kad ir adatas sulūžta ir nebeturi atsarginės ir tada gauni laukti rytojaus ir visas tas malonumas turi nutrūkti. Ketvirtoji Ksenija Lomakina, 22 metų kaunietė. Aš domiuosi kovos menais. Aš išsikraunu emociškai ir tuo pačiu pailsiu. Pailsi sielą. Patinka kovotojai, patinka žmonės kovotojai, kurie kovoja už save gyvenime. Mes esam priversti kovoti.
aš esu kovotoja. Penktoji Rūta Gajauskaitė, 18-metė kaunietė. Man čiuožimas yra dievas. Kadangi dailus čiuožimas yra labai moteriškas sportas, gražios suknelės, dailus apsisukimai. Sportas yra toks kaip ir nelabai dažnas ir visi wow, sako, visi labai nustemba. Ir kai pasakau, kad lankau 14 metų, kad esu Lietuvos čempionė, tai visi tiesiog labai būna nustebę. Šeštoji Justina Mazaratė, 17-metė Vilnietė. Aš mėgstu meną. Ir šiuo metu mane įkvepia grafiti. Tai yra iš tikrųjų kovojantis menas, nes jis pažinimo. Tai yra tarsi miesto sienų giesmė. Šiaip gražiai atrodo spalva rožinė. Have a seat, have a drink, now rest your feet. See, that's the problem. You think that you can go with me? Septintoji Eglė Urbonavičiūtė, 20-metė klaipėdietė. Visų pirma, man patinka piešti dėl to, kad tai yra ir mano gyvenimo būdas. Aš neapsiriboju vien piešimu, kūryba apskritai. Netiktų man eiti boksuotis. Smagiausia, aišku, yra rezultatas, jeigu jis yra toks, kokį norėjai pasiekti. Aštuntoji Erika Drulytė, 20-metė kaunietė. Pyragas turi būti kvapnus, skanus ir jis būtinai turi gerai atrodyti, nes jeigu jis blogai atrodys, tu jo tiesiog nenorėsi paragauti. Žmonės godžiai valgo ir sako, kad labai skanu ir po to įsitiesia ir glosto pilvą ir sako, oi, kaip prisivalgiau, kaip skanu. Paslaptis yra tame, kad įdėti kažką savo, kažką iš širdies, kažką, kad pagardintų, kad kažką naujo, kad nebūtų tas, kas jau buvo. Šiltas jausmas apima, kai tu gali ateiti ir pasakyti, va, čia mano, čia aš padariau, o kitas sako, oi, kaip gražiai atrodo, kaip skanu. A ver, bailame la salsa. Labai mėgstu šokti. Tikrasis mano talentas. Devintoji Kornelija Pintverytė, 17-metė klaipėdietė. Šokis tai yra viskas. A ver, bailame la salsa. Į visą šokį telpa jausmai. Tai aš super padariau tada, kai aš gerai padarau, tada, kai aš gerai sušoku. Dešimtoji Milda Vaškelytė, 22 Vilnietė.
šoku nuo pat vaikystės, labai patinka. Per šokį galima išreikšti savo emocijas, ką aš labai mėgstu. Dažniausiai aš šoku įsijausdama. Tai yra akių kontaktas. Aš myliu šokį. Vienuoliktoji Jurgita Jurkutė. 22 metų plungiškė. Mezgu aš turbūt nežinau nuo kokių 5 metukų. Aš neklikiu ir nereikiu, kai man kas nors gaunasi, aš labai džiaugiuosi, nes žinau, kad daugiau tokio rūbo neturi niekas. Man tai yra nusiraminimas, tai yra atitolimas nuo visokiausių rūpesčių, minčių, kurios yra pašalinės, tada aš atsipalaiduoju. Kur aš mezgu visur. Mezgu namuose, mezgu mašinoje, galiu megzti ir laisvų metu, per kokią pertrauką paskaitų metu ar kažkas tokio, bet kur ir bet kada. Dvyliktoji Dovilė Juškevičiūtė. 20-metė Marijampolietė. Mano talentas yra kurti netradicinę madą iš netradicinių medžiagų. Aš nebraižau eskizų niekada. Aš tiesiog pasiimu medžiagą ir viskas vyksta vienu momentu. Man tai patinka, nes tai galima iš mažų kažkokių dalykų padaryti kažką gražaus. Aš naudodavau ir šiukšlių maišus, ir cigarečių pakelius, ten buvo įvairiausių, įvairių buvo medžiagų. Aš noriu skirtinų, man patinka originalumas, čia yra originalios idėjos. Edita Miliniauskaitė. 21 metų šiaulietė. Aš turbūt tikrojo savo gyvenimo talento dar neatradau, tačiau man labai patinka šokti. Šokant galima išreikšti save, atsipalaiduoti. Plastiškumas, judesiai, veido išraiška. Riebuliukai tokie eina per kūną, kai matai, kaip žmogus juda ir gražiai šoka. Šokdama aš tiesiog atsipalaiduoju, aš nežinau. Mano talentas yra fotografija. 14. Justė Juozapaitytė. 17-metė moksleivė iš Palangos. Fotografija? Savęs išreiškimas. Nežinau, tiesiog man patinka fotografuoti. Kažką įmi ir pamatai tokio mažo ir gražaus, kas gražiai atrodo ir iš karto norisi nufotkinti. Kai pasako, kad labai gražu ir tada nereikia net jokių diplomų.
Numeris 15. Greta Kazlaitė. Tai daina apie vaikystę. Ir tai, kad mes kiekvienas esame jaunas. Mes kiekvienas galime būti jaunas, gražus ir būti viduje šiek tiek vaikas. Visi galime dainuoti. Lietuviai balsinga tauta. Štai tokios jos talentingos mūsų merginos, o dabar dėmesio pats elegantiškiausias šio vakaro konkursas. Merginos, prašom.
Tikras Royal sodas. O mes merginom paruošėm staigmeną. Realybės šou Grožio mokykla kartu praleidusios ne vieną dieną, jos viena apie kitą žino be abejo daugiau negu pati rimčiausia komisija. Ir pačios galėjo išrinkti, kas jų nuomonė yra verčiausia Miss Lietuva 2007 karūnos. Dėmesio į ekraną. Vous vous faire soigner, ma petite. Kol kas aš pats nežinau, kokią gi merginą visos merginos išrinko kaip savo favoritę, bet netrukus paskelbsiu jos vardą, nes štai čia turiu voką, kuriame jis yra parašytas ir saugiai pakavotas iki reikiamo momento. O jums, mėly žiūrovai, aš dar kartą primenu, kad jūs patys renkat savoje Miss publiką balsuodami telefonu 1672 trumposiamis SMS žinutėmis, beigi skambindami ir atlikdami tą pačią procedūrą, tai yra surinkdami arba pasakydami dviženklį merginos jūsų favoritės numerį. O finalininkių trejetukas jau aiškus, tiesa, ne iš eilės, kad būtų daugiau intrigos, bet 3 merginos, kurios jums patiko labiausiai, mums jau žinomos. Aš einu pabendrausiu su kiekviena iš jų. Norėčiau, kad čia į scenos vidurį išeitų Jurgita Jurkutė, 11 numeris. Jurgita, tu esi žiūrovų manimų viena iš pačių kiečiausių trejetukų. Ką tu apie tai galvoji? Tai aš labai džiaugiuosi dėl to, kaip aš ir jau sakiau, duodama interviu, kad tai tokia mano slapta svajonė, kad labiausiai šito titulo aš ir noriu. Ačiū Jums, kurie už mane balsuoja. Ačiū, aš manau, kad galėtum pasakyti, padėkoti jiems, tiems, kurie už tave balsuoja žemaitiškai, ką tu puikiai darai. Tai kad žemaitiškai ačiū, kaip ir aukštaitiškai ačiū, bet aš Jums tikrą labai iš viso širdys dėkuoju. Visi, kad Rimunėm palaikot, ypač Plungė, ačiū. Kita kalba dabar. Ačiū. Gerai, dar trejetuke yra, nežinau, kurioje vietoje, pirmoje, antroje ar trečioje, bet trejetuke tikrai yra Aistė Zenkevičiūtė, numeris 1, prašom, prie čia prie manęs. Nesiartinkit labai arti manęs, nes aš žinau, kad jūs esat karatistė ir aš šiek tiek prisibijau tokių moterų. Ką jūs galvojate apie savo kol kas sėkmę? Aš norėčiau padėkoti publikai už palaikymą. Labai labai ačiū. Tiesiog, dėkui. Ačiū, Aistė. Linkiu sėkmės. Ir mergaitė, kuri dainavo apie sparnuotąsias sūpynės, taip pat yra trejetuke. Prašom čia, Greta, su Rolando Kazlo pavarde. Tu galėtum parodyti, kaip tu uždainuosi iš laimės dabar, jeigu tu tapsi Miss Lietuva 2007. Ką tu pirmiausia sudainuotum? Parodyk. Valio! Viena nata, bet labai įspūdinga. Gerai, aš nuoširdžiai tau linkiu tokia ir tapti, ir kad visas Vilnius, gal net ir Kaunas, tavo gimtasis miestas, išgirstų tavo riksmą valio. Bet ko gero dabar visiems labai smalsu sužinoti, ką pačios merginos išrinko verčiausia užsidėti Miss Lietuva 2007 karūną. Ir taip. Kas gyvo kelyje? Užim publiką, kad įvyktų kažkokia įtampa, žinai. Greičiau krapštytis. Aš jau žinau. Jurgita Jurkutė, 11 numeris. Man smagu tave kalbinti antrą kartą šį vakarą. Ar tau tai staigmena, ar tu pati jautėjai, kad esi mylima mergina? Aš nežinau, man kai kurios iš jų tai išdavė, kad jos tai padarė. Išdavikės. Jo, bet kita vertus tai irgi įvertinimas. Ačiū Jums. Dėkojame. Ką gali žinot, gal tai bus labai pranašiška? Gali žemaitiškai vėl ką nors pasakyti?
Ačiū, laba mergatis. Ačiū. Ačiū. Tavo gėlės. Ačiū Jurga, sveikinam tave. Šis prizas, ko gero, irgi yra labai svarbus, gal net vienas svarbiausių. O jūs, mėly žiūrovai, dar kartą primenu, kad jau balsavimui laiko liko tikrai labai nedaug. Kas taps Miss Publika, kas taps Miss Lietuva? Klausimų kol kas truputėlį daugiau negu atsakymų, o kol jūs balsuosit, dar ketinsit pakeisti balsavimo rezultatus, aš noriu pakviesti jūs visus paklausyti dainą, kuri labai pelnytai gali vadintis visų grožio konkurso himnu O gražuolė. Ir šį vakarą šalia Merūno, Stano ir Darius. O gražuolė, praėjai gatvę, o gražuolė, pritrenkei mane, o gražuolė. Aš patikėt jau negaliu, kad gali būt gražiu tokiu. O gražuolė, pagailėk manęs, o gražuolė, tu žygio nebetęsk, o gražuolė. Geriau iš karto atsakei, ar vieniša šiandien esi. O gražuolė, nebijok, o gražuolė, nusijuok, o gražuolė, eikš ir negalvok. O gražuolė, pažiūrėk į mane, o gražuolė, būkime drauge. Tau būsiu geras ir toks švelnus, kartu sapnuosim nakties sapnus. O gražuolė, tik nepabėk, o gražuolė, pasigailėk, o gražuolė. Tu man padėjai, kad šiandien viskas bus okei, ar šiandien viskas bus okei. O gražuolė, nebijok, o gražuolė, nusijuok, o gražuolė, eikš ir negalvok. O gražuolė, pažiūrėk į mane, o gražuolė, būkime drauge. Tau būsiu geras ir toks švelnus, kartu sapnuosim nakties sapnus. O gražuolė. Ačiū berniukai, jūs fantastiški kaip visada. O dabar mes sulaukėm to momento, kada mūsų garbinga Miss Lietuvos komisija turės palikti savo patogius krėslus ir išeiti pasitarti tam, kad priimtų patį svarbiausią sprendimą šį vakarą. Kamgi atiduoti Miss Lietuvos 2007 karūną? Wow. Be to, gerbėmėjai žiūrovai, mes esam priversti stabdyti taip pat ir jūsų balsavimą. 3, 2, 1, 0. Jūs balsuoti jau negalite. Kas taps Miss Publika, suskaičiuos kompiuteris, kuris yra labai protingas. Visi atsakymai po reklamos, likit su Lanka.
Sveiki sugrįžę į sostinę Forum Palace salę, kur vyksta įspūdingiausias šeštadienio renginys Miss Lietuva 2007 finalas. Komisija, kuri susideda iš 10 žmonių, yra kažkur išgužėjusi, matau tik tai Audrių Giržadą. Beveik jisai grįžta. Jie tarėsi ir tarėsi ir tarėsi. Ir nieks nežino išskyrus juos pačius. Ar jie vieningai nusprendė, kas bus šio vakaro ir visų 2007 metų karalienę, ar kaip tik jie labai ilgai pykus ir panašiai. Sprendžiant iš to, kad jie draugiškai grįžo, man atrodo, nuomonė buvo gana vieninga. Ar ne, Rolandai, ne? O mūsų kompiuteris vis dar skaičiuoja, kas jūsų manimų tapo Miss publika, nes jūs visą vakarą rinkote balsuodami. Kas yra jūsų favoritė? O kasgi čia? Čia kol kas du vedėjai ant scenos ir krūva plazmo. O kurgi mūsų dainininkai? Aš nežinau, tiesą sakant, jeigu nepasirodys dabar tie, kas turėtų pasirodyti, manau, kad Inga tau teks dainuoti savo mylimiausią dainą. Aš labai norėčiau pakviesti mano mielus draugus, daugelio konkursų dalyvę, Renatą Ražanauskienę ir Deivį. Jie atliks puikią dainą, kol mudu būsim dviese. Man taip sunku tylėti, nes taip karštai myliu, nes laukti ir tikėti, turbūt šiandien jau vėlu. Už durų mūsų švelni tyra, šitam pasauly laimė tikrai yra. Tu turbūt negirdi manęs, kad nei laiško ir nei žodžio, užmarštis kasdieną sielą tyliai guodžia, kad išauš kita diena, be dienos man negana. Kai tavęs nėra, kai užges ir aušranai nebus nei šviesos, nei žydėjimo, bus tik tai ruduo, nes rovens vanduo, jei tavęs čia nėra. Atgimti iš naujo, tu turi prabilti apie viltį vėl, nes kitaip užges liepsna ir užlies rudens tyla. Užvelni miela, dar viltis gyva, šį pasaulį užliejo šilumą, tu tokia gera, kad iš naujo aušra mano širdį vėl kelia. Taip karštai myliu,
laukti ir tikėti, kad suprasi mane ir iš lūpų nebylių. Man taip sunku tylėti, Algi. Man taip sunku tylėti. Kažką primena. Žaidėm Deivį ir Renatą, tai atsiprašau dėl to labai. Taigi... O komisija savo darbą jau baigė ir visai netrukus mes išgirsime jų verdiktą. Kas tapo Miss Lietuva 2007-ieji? O dabar pakviesim visas pretendentes čia ant scenos, eilinį kartą šį vakarą. Taigi, beveik 9 valandą vakaro, tiksliau lygiai 9 vakaro. 2 valandų maratonas, tiesioginė transliacija jau baigėsi. Šiandien mes renkame gražiausią Lietuvos merginą. Komisija jau sugrįžusi, išskyrus kai kurios narius, kurie pasiruošė užlipti ant scenos. Aš žinau, kad jie ten kažkur yra už scenos. Taigi, metas pradėti svarbiausią vakaro dalį. Kam atiteko daugelio merginų trokštamas titulas, kuris reiškia visų jūsų simpatijas? Miss Publika mano rankose. Jos likimas mano rankose. Miss Publika tapo numeris 11, Jurgita Jurkutė. Sveikinam, Jurga! Sveikinam. Jurga, aš jau 3 kartą kalbinu tave ant šitos scenos ir aš prižadu, kad aš neprašysiu, kad tu dabar kalbėtum žemaitiškai, nes tai jau yra šiek tiek mums jau pažįstama. Gal galėtum suvalkietiškai išreikšti savo didžiulį džiaugsmą? Ne, aš vis dėlto pakalbėsiu žemaitišką ir aš esu labai dėkinga už ton, kad už manim tiek daug žmonių balsavo, man tai yra labai svarbu. Ačiū Jums. Žinai, tai, kad tu tapai Miss Publika, kaip tu žinai, tai dar nereiškia, kad tu praradai teisę tapti Miss Lietuva. Tu šitą žinai, nes aš pats esu dalyvavęs krūvose panašių rinkimų ir aš vieną kartą esu tapęs Miss Publika taip pat ir vėliau mano dideliam džiaugsmu aš tapau Miss Kaišiadorys, bet tai buvo 69 metais. Aš linkiu tau sėkmės nuoširdžiai. Dėkau. Atėjo metas paskelbti Miss Foto. Ir šį titulą pelniusios merginos pavardę kviečiu paskelbti komisijos narį, Fotomenininkų sąjungos pirmininką, nacionalinės premijos laureatą Antaną Sutkų. Prašom pas mus. Sveiki, stokit čia drąsiai tarp mūsų, aš jums duodu mikrofoną. Žinot, kaip man nuo dvasios atlėgo, kai žiūri vieningai Miss fotografiją paskelbė Justė Juozapaitytė. Justė Juozapaitytė. Įdomu, kiek jos hobis įtakojo komisijos sprendimą. Jinai kaip pati mėgsta fotografiją. 14 numeris. Justė Juozapaitytė. Sveikinam. Miss Foto. Dar vienas apdovanojimas. Miss Elegancija. Ja paskelbti kviečiu kino aktorę, vieną elegantiškiausių Lietuvos moterų, Gražiną Baikštytę. Prašom pas mus. Prašau, mikrofonas. Aš aišku išrinkčiau tave, Algi, bet, vos nesusimušėm tenai užkulisiuose, bet visgi ką, nusprendėm, kad Miss Elegancija Kornelija Pintverytė.
Kornelija Pintverytė iš Klaipėdos, 9 numeris, Miss Elegancija, nuoširdžiausi sveikinimai. Ir pats iškilmingiausias momentas. Ne, dar ne Miss Lietuva. Mes pradėsime iškilmingiausią vakaro momentą nuo to klausimo, kuris skamba taip. Kasgi tapo pirmąją ir antrąją vicemis ir aišku, Miss Lietuva 2007. Į sceną kviečiu komisijos pirmininką Kęstutį Vitkų. Komisijos pirmininkas, prašom čia. Stokit čia drąsiai prie mūsų, štai mikrofonas. Vakarą. Antrąją vicemis nominuojama Dovilė Juškevičiūtė, numeris 12. Dovilė, numeris 12. Pirmąją vicemis nominuojama Kornelija Pintverytė, numeris 9. Kornelija. Ir Kęstutį paprašysiu jūsų niekur iš čia neišeiti. Dabar svarbiausias šio vakaro momentas. Tuoj sužinosime, kas tapo Miss Lietuva 2007 metai. Į sceną kviečiu Miss Lietuva 2004 metai Agnę Maliaukaitę. Ji perduos savo karūną naujai grožio karalienei. Ir verdiktas iš komisijos pirmininko lūpų. Prašom. Miss Lietuva 2007 tampa Jurgita Jurkutė. Jurgita Jurkutė iš Plungės. Miss Lietuva 2007 metai. 11 numeris. Tapusi mus publika, ji tapo ir šio vakaro svarbiausia karalienė. Karūną naujai grožio karalieniai perdavė 2004 metų Miss Lietuvos titulą laimėjusi Agnė Maliaukaitė. Po 2 metų pertraukos Lietuva turi naują grožio karalienę. Sveikinam tave. Ji puikiai žino, kad būti Miss Lietuva reiškia ne tik malonumas ir dėmesį. Ji atstovaus Lietuvą tarptautinėme grožio konkurse. Be abejo, linkime jai sėkmės. Šiaulių banko dovana karalieniai. Šiaulių bankas nugalėtojai dovanoja saugiai ir modernę Visa Classic mokėjimo kortelę. Kitaip tariant, elektroninę piniginę, į kurią Šiaulių bankas pervedė 10 000 litų. Visa Classic tai patogi, saugi ir ekonomiška tarptautinė kreditinė mokėjimo kortelė, skirta atsiskaityti už pirkinius, kelionės bilietus, automobilių nuomą, restoranų, viešbučių teikiamas paslaugas. Šiai kortelį gali būti suteiktas kredito limitas pagrindinėje kortelės sąskaitoje. Šiaulių banko mokėjimo kortelė Visa Classic. Puikus būdas valdyti savo pinigus. Ir matau, fotografai jau sugužėjo, bet kažkaip labai nedrąsiai. Ponai spaudos atstovai, jūsų žvaigždžių minutė. Prašom lipti drąsiai ant scenos, jums leidžiama tai padaryti. Merginos, padarykit jiem malonumą. Prišaudykit gerų kadrų, merginos to vertos. Iš tikrųjų. Mes dėkojame visiems, kas buvo su mumis. Dėkui komisijos pirmininkui Kęstutį, jūsų sprendimas buvo, mano galva, labai sėkmingas. Dėkojame visiems, kas buvo su mumis. Mes turime naująją Miss Lietuva 2007 metai. Ja tapo Jurga Jurkutė, 11 numeris iš Plungės.
O mums lieka tikėtis, kad mes susitiksim ir kitais metais. Ir nebebus tų 2 metų pertraukos, juk Lietuva iš tiesų garsėja savo gražiomis merginomis. Reikia tai vertinti ir mylėti. Kitos dalyvės, prašom, prieikit arčiau, taip pat pateksite į kadrą. Gerbiamas merginos, prie nugalėtojų susiburkit, bus labai gražios nuotraukos. Mes atsisveikiname su jumis. Likit su LNK. Valio. Iki kitų susitikimų. Sudie.